Seniai norėjau atnaujinti savo draugystę su religine tematika ir Švento Juozapato, mūsų šventojo metų paskelbimas. Ir visi renginiai inspiravo tai, kad kai išgirdau apie šitą projektą, labai iš tiesų norėjau pati sudalyvauti jame. Tai nėra toks projektas, kuris sykį pasirodęs blykstelėjo ir išnyko. Ir visi šitie darbai bus padovanoti Bazilijonų bažnyčiai, čia, kuri yra Vilniuje. Ir jie visą laiką arba bus eksponuojami kaip vietinė paroda, arba, aš manau, dalyvaus išvykose kažkur. Ir tokiu būdu jie bus visą laiką kartu su šito tikėjimo žmonėmis. Perverčiau visą literatūrą prieinamą. Buvo susitikimai su kunigu, su Jolita Liškevičiene, knygos sudarytoja. Ir turėjau galimybę susipažinti su visais kitais darbais, kurie buvo padaryti anksčiau. Labiausiai mane kažkaip patraukė ir užkabino viena graviūra 17 amžiaus vidurio, kur šventasis Juozapatas, vario raižinys tenai, pavaizduotas su vyskupo regalijom, labai išraiškingo veido, sakyčiau, linksmo ir aišku, su tuo atributu kirvių galvoj. Ir apačioje tos graviūros ranka rašyta pavadinimas Dušachvat, kas verčiasi kaip sielų gaudytojas. Tai mano paveikslas ir vadinasi sielų gaudytojas, todėl kad kažkaip užkabino pati ta tematika ir dar keli buvo vaizduojami sielų gaudytojai, kur viename paveiksle jisai kaip alchemikas, kitame kaip toksai magas, mistikas. O man labai norėjosi pavaizduoti būtent tas sielas. Tada gavosi iš šio paveikslo išankstinė vizija, kad jame turėtų būti daug šviesos. Daug šviesos ir tos sielos turėtų būti ne portretinės kažkokios, o kažkaip iš pačios tapybos tų dėmių kažkokių susiskirstymo bandžiau ištraukti veidus. Kadangi vis tiek mes norėjom sieti su Vilniaus tematika, tai bandžiau iš pradžių sukomponuoti įėjimą į Bazilijonų bažnyčią per visas arkas, bet supratau, kad visa ta architektūra savo sudėtingumu trukdo pagrindiniai mano paveikslo temai ir aš ją taip minimalizavau ir gavosi ar tai praėjimas į Bazilijonus, ar tai arkų, tenai ar navos, vienu žodžiu kažkas tokio, kas būtų praėjimas, išėjimas irgi į šviesą. O už Švento Juozapato, kaip sienoje freska, pavaizdavau dalį jo asmeninio herbo, kur centrinė dalis tai yra rožė ir užrašas aplink. Tokios sudedamos dalys buvo. Spalvinį pasirinkau irgi minimalizuotą, iš šiltų ir šaltesnių tonų, beveik monochromija, gelsvi, sidabriniai, pilki.